Sveiki žmogienai. Šiandien noriu pakalbėti labai rimtą temą. Tuo labai nelengva kalbėti, nes šis dalykas jau paveikęs daugybę mūsų. Taigi šis dalykas yra kvepalai. Kvepalai visur - mokyklose, miestų centruose, santariškėse, danguje. Tai gali atrodyti kaip geras dalykas. Juk kvepia tai gerai. Bet žinote, kas dar atrodo gerai North Face striukės. Tačiau visi žinome, kad tai tiesiog velninčio pagundos, siekiančios mūsų užvaldyti. O kaip su kvepalais tada tas pats? Tik šiuo atveju velniukas yra Calvin Klein, Dieras, Chanel, Meinosas. Šie pavadinimai gal atrodo kaip nekaltos kompanijos, tačiau žinote, kas jas valdo žmonės. O žinote, ką dar žmonės daro, žudo žmonės. Tai va, už šių kompanijų slepiasi visokie Rothschildai, Kennedžiai, Rockefelleriai, kurie siekia jūsų paklusnumo, siekia jūs atarijantį. Dar jūs neįbauginti, o jei paaiškinčiau, ko šie žmonės dar siekia. Jie kvepalais įsausinti jūsų kūną, kad jūs gertumėte jų vandeniliu, oksidu užterštą vandenį, kuriame yra daug smegenosų, kurie patekę į jūsų organizmą duoda prieigą pačiam Sagutsui Barinskai, ateivių padugniai, į jūsų smegenį, pagal sandėrį tarp kvepalų industrijos ir velnio. Jei juokitės, tai nustokite, nes tai labai rimta, prašau. Jeigu jūs esate vartojate kvepalinių medžiagų, labai užjaučiu, bet mes nebegalime nieko padaryti. Yra tik vienas būdas išgelbėti jūsų dvasią - šukuosena. Svogūnas. Kas ryte atsikėlus, pasiėmus svogūną ir patrynus į pažastį, jūs galite ne tik pakelti savo statusą visuomenėje, atsiduoti pergalę, bet taip pat ir apsaugoti savo smegenis nuo kvepalų poveikio. Taip pat ir pakils dėmesis į jūs iš kitos lyties. Šis būdas istorijoje yra pritaikytas daugybę kartų. Pats baltaragis lietuvis panaudojo šį metodą per Žalgirio mūšį 1410 metais. Jo priešai pradėjo kristi nuo arklių. Šis metodas veikia kaip ir Lietuvoje, taip ir Afrikoje ar net kokiame Mars. Svogūnas išveržia iš jūsų vidaus vidinį žvėrį, monstrą. Taigi nedelskite, pradėkite rytais trinti svogūną į pažastį, taip pat valyti dantis su svogūnų dantų pasta, valgyti tik svogūnas, net galite savo namo sienas ištepti svogūnų ekstraktu. Padarykite save svogūnu. Pats Dievas labiausiai didžiuojasi vienu savo kūrinių, kaip jau supratote, svogūnų. Jis man pats tai sakė. Taigi dabar žinote. Džiaukitės šią informaciją ir pritakykite ją realybėje, tapkite žvėrimi, metaforiškai, nes aš, Adamas, svogūnas, to norėčiau. Dievas kadaise sakė, mylėkite svogūną, labiau už savo vaikus. Taigi pritaikykite tai ir jums nusišypsos svogūninė sėkmė. Adamas out.